Minint 20-asias Lietuvos konstitucijos metines, spalio 4 dieną visoje šalyje organizuotas pirmasis konstitucijos egzamino etapas. Jau 6 metus organizuotame egzamine žinias apie svarbiausią šalies įstatymą galėjo pasitikrinti ir druskininkiečiai. Dalyvauju dėl to, kad tiesiog esu patriotas ir tikrai manau, kad kiekvienas žmogus turėtų išmanyti konstituciją, nes konstitucijai apibrėžtas jo ir visuomenės gyvenimas, jo santykis su valdžios institucijom ir panašiai, ką turi būtinai žinoti. Tiesiog nesuprantu, kaip galime nežinoti konstitucijos. Iš tikrųjų, aš kai perskaičiau konstituciją, aš pamačiau, kad visam, sakykime, mano gyvenime tam tikrais aspektais susiliečia konstitucija ir gyvenimas. Ir tiek per televiziją dabar ir Seimo rinkimai yra, šnekame apie aktualias temas. Ir matau, kad tai liečia konstituciją, liečia savivaldą, liečia vyriausybę, liečia Seimą, visus šitus esminius valdžios institucijas. Tai aš manau, kad tikrai verta žinoti, kas yra parašyta konstitucijai. Šiaip iš tikrųjų dalyvau paskatinta mokyklos direktorės, nes kažkaip nedrąsu buvo išbandyti savo jėgas, tuo labiau, kad pačios diplomas truputį siejasi su teisė ir baisu buvo, kad žinios yra pamirštos per kelis metus. Bet šiaip yra, manau, naudinga tikrai pasikartoti ir prisiminti konstituciją ir ją žinoti ir jos laikytis. Į konstitucijos egzaminą, organizuotą švietimo centre, atvyko 22 druskininkiečiai. Druskininkiečiams, kaip ir kitiems šalies gyventojams, teko įveikti 30 klausimų. Egzamino dalyviai pripažino, kad šiemečiame teste jie buvo sudėtingi. Klausimų buvo daug, 30, bet kad arba žinai, arba nežinai, toks trumpas pasirinkimas yra. Manau, kad sunkiai, gal 50% aš taip savo duočiau, nes tikrai reikia mintinai žinoti kiekvieną punktą. Nes norint atsakyti visus klausimus. Buvo tokių suktų klausimėlių, tokių, kaip pasakyti, atrodo ir vienas atsakymas tinka ir kitas, keletą tokių buvo, gal kokie 4-5, prie kurių abejojau, o kiti buvo visi aiškus. Į antrąjį konstitucijos egzamino etapą pateko Eimantas Naujalis, surinkęs visus 30 balų iš 30 galimų. Almantas Šarakojus, surinkęs 26 balus, ir Druskininkų švietimo centro istorijos mokytojas Edgaras Sereičikas, surinkęs 27 balus. Spalio 18 dieną jie dalyvaus antrajame konstitucijos egzamino etape. Pasibaigus abiems egzamino etapams, vertinimo komisija išrinks 28 nugalėtojus, kurie bus apdovanoti spalio 25 dieną prezidentūroje vyksiančioje iškilmingoje ceremonijoje. Prieš tai geriausiai užduotis atlikę egzamino dalyviai bus pakviesti dalyvauti susitikime su 1992 m. Lietuvos Respublikos konstitucijos rengėjais Mykolo Romerio universitete. Nugalėtojų taip pat laukia Teisingumo ministerijos dovanos bei egzamino rėmėjų ir partnerių prizai.